Šiandien vasario 14-ąją minima Švento Valentino diena. Vienus žmonės gali labai džiuginti, o kitus veikti visiškai priešingai, pagilinti patiriamus išgyvenimus arba tiesiog erzinti. Tad šiandien su santykių eksperte Vilma Šiaučiūnienė pasikalbėsime apie tai, ar verta švęsti šią dieną ir ką daryti, jei ši diena kelia neigiamas emocijas. Labą dieną. Sveiki. Pone Vilma, vieni ekspertai sako, kad Valentino dieną reikia švęsti nepaisant to, ar esi santykiuose ar nesi. Kiti patarė meilę švęsti neprisirišant prie datos ištisus metus. Treti primena apie šios dienos žalą vienišiems žmonėms. Kokia jūsų yra nuomonė apie šią šventę? Meilę švęsti reikia kiekvieną dieną ir visą gyvenimą. O manau, kad tiek vienišiems žmonėms, tiek turintiem porą ar šeimą, ši Valentino diena tarsi atgaiva sielai ir pasveikinę vieni kitus tiek, kad turi ką sveikinti ar ne, gyvenimas tampa šviesesnis, o tie, kurie yra vieniši, visada kviečiu registruotis į meilės harmoniją. Kiekviena šventė turi tokį savo įvaizdį, susikūriamą lūkestį, kaip jinai turėtų atrodyti, kaip jinai turėtų būti švenčiama. Tai turbūt suformuoja tą supantį aplinką. Ir lūkestis Valentino dienai, kad tu turi turėti ką mylėti ir kas tave mylėtų. Ir jeigu vis dėlto šiuo metu žmogus nėra toks laimingas, kad galėtų atliepti tą lūkestį, tai kaip šiandien išgyventi tą akistatą su tais paties susikurtais, o gal primestais lūkesčiais? Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, tie lūkesčiai ir griauna mūsų, kaip pasakau, ateiti meilę, tai yra pagrindinis griovimas lūkestis, ar ne? Taigi, nėra to partnerio, rasti draugus, draugės ir švęsti. Švęsti netgi su mama, švęsti netgi su dukra ar sūnumi, bet švęsti, gyventi ir džiaugtis ir tikėtis, kad jog ateis tikrai tas vienintelis tikras partneris ar partnerė. Iš ties, Valentino diena tarsi asocijuojasi su santykiais tarp dviejų žmonių, bet egzistuoja juk ir meilė savo. Tai kaip žmogaus santykis su pačiu savimi įtakoja požiūrį į šį šventinį laikotarpį? Kaip aš sakau, tu iš tikrųjų esi visiškai vienišas, nepamiršk pamylėti save tą meilės dieną. Ar tai puikiu masažu, ar tai apsilankimu kažkokiam spa centre. Švęskime tą meilę ir apkabinkime patys save, jeigu esame vieniši. Išmokime būti patys su savimi. O kartais pats likimas palieka mus vienišus tam, kad išmoktumėm mylėti save. Jau paminėjote kelis praktinius užsiėmimus, kaip galima pamylėti save, bet ar egzistuoja kažkokios praktikos, kurios padėtų šiek tiek daugiau meilės savo rodyti, jeigu galbūt to neišmokęs žmogus yra ir jaučia, kad šiek tiek per mažai save vertina ir myli? Manau, kad pirmiausia reikėtų atpalaiduoti protą, ar ne? Ir tai, kas yra tos atpalaidavimo priemonės, tai ir jogos, ir meditacijos, tų centrų tikrai visur apstu. Moterim labai gerai atsipalaiduoti yra šokiai, šokime. O moterim, kurios yra vyriškos moteris, taigi visi karate, dziudo ir visos tokios stipresnės sporto šakos. Tai viskas lyg ir krypsta vis dėlto į fizinę veiklą. Taip, labiau taip, bet manau, kad joga ir meditacija tai kaip ir tokia dvasinė ramybė atstatyti. Fizinė veikla turbūt šiaip išjudina ir tos laimės hormonus pažadina. Taip, be abejonės. O dabar apie poras. Kaip vis dėlto patartumėte prasmingiausiai švęsti šią dieną, turintiems antrąją pusę? Ar yra ta kažkokia auksinė taisyklė, kaip reikėtų paminėti šią dieną? Auksinės taisyklės nėra niekur santykiuose, ar ne? Mes kiekvienas tas auksinės taisyklės sukuriam patys. Manau, kad visgi Švento Valentino arba meilės diena patarčiau sutikti romantiškai. O tą romantiką tai kuriam mes patys. Ar tai restorane skani vakarienė, ar tai spa centre, ar tai išvykus į kelionę trumpalaikę. Mes iš tikrųjų renkamės patys to, ko nori vieno ir kito širdis. Taip, bet tas dvi širdis. Ką daryti, jeigu vis dėlto vienam partneriui ši diena labai svarbi,
o kitas nemato joje jokios prasmės, kaip atrasti tą kompromisą, na, kad nei vienas nesijaustų nuskriaustas ir ką vienas kito atžvilgiu turėtume daryti? Manau, kad tiek santykiuose, tiek per Valentino dieną prisitaikomumas ir lankstumas yra pagrindinės vertybės, kurios tikrai padėtų sutikti kartu pakeliai šitą šventę. Na ir turbūt daugelis būna, kad žmonės nežino tų vienas kito lūkesčių, vien todėl, kad neišsišneka. Kokie yra būdai skatinti tą atvirumą, išsikalbėjimą, ar reikia kažkokį ritualą sukurti poroje, ar vis dėlto kažkokie kitokie yra patarimai, kaip paskatinti vienas kitą išsikalbėti? Aš manau, kad jeigu pora yra ne pirmus metus, tai vis tiek vienas kitą šiek tiek pažįsta ir žino, ko vienam ir kitam reikia. Ir jau šitą Valentino dieną, kaip aš sakau, prieš Valentino dieną, aišku, geriausia pasikalbėti ir pasitarti, ko mes norėtumėm kartu. Visada komunikacija padeda išspręsti pačias giliausias problemas. Taigi komunikuoti, šnekėti kelionėse, automobilyje, mašinoje, kavinėje, komunikacijai. Ir rasti ją komunikuoti. Kaip SMS-ai, elektroninių laiškų rašymas po galais, ar ne, jeigu ne automobilyje, tikrai nei vyras, nei dama nepabėgs, visada galima komunikuoti ir rasti tiesiai, kaip aš sakau, žodį į širdį. Taip, iš ties labai geras jūsų patarimas dėl laiškų, nes ne visi mėgsta kalbėti akis į akį, tai kartais parašyti būna daug lengviau. Taip. Ir šiandien visų klausiu pašnekovų, tai ir jūsų paklausiu, kaip jūs pati šiandien minėsite Šventą Valentino dieną? Romantiškai ir turėsim vakarienę. Tai gražios jums Valentino dienos ir ačiū, kad atvykote šiandien. Dėkui. Ačiū Jums už pokalbį.